50 kilometrų įkalėm, važiuojam! Riedam nuo kalniuko. 58 km per valandą greitis. Su greičiu reikia nepersistengti, kad 2 kilogramų ant dviračio sudėtas, tai reikia nepersistengti. Saulė jau po biškį leidžiasi. Apsižiūrėjau čia tokią vietelę, kur galima būtų potencialiai išmiegot 10 km. Atrodo man iki vietos, tai žodžiu. Tikėkimės dar labai tamsu nebus, kai gaminsim tą vietą. Kem 5 kilai. Įminta, varom į pajūrį. Išsimaudysim jūroje šiandien prieš naktinę. Nakvosim prie jūros kranto. Laukia nuostabi naktelė, aš jums taip galiu pasakyti. Maladės. 50 kilometrų įkalėm, važiuojam! Taip žinota, vėluoji statytis palapinę. Kai maldą girdi dar negulėdamas palapinėje arba nesistatydamas. Posūkis į kairę mums reikalingas. Wow! Vienelė nebloga. Jūra. Važiavom jūrą. Dabar varom ieškot, kur išmiegot galima. Ujojoj. Turiu privažiuoto, kaip su išmiegojimu. Tai kitas klausimas. Dievas biškį kito vaizdos čia. Mažiau statumo. Neaišku. Radau visgi spotelį potencialų, stumiausi dviratį iki jo. O, tu blemba, kaip čia veliasi viskas. Kosmosas. Kaimynas gyvena. Vietinis. Mes eisim kiek tolėliau biškį. Kad ne aš kaimyną netrukdyčiau. Ir man, kad kaimynas netrukdytų. Ilgas kelias per kopas. Kursimės. Šitoj vietelė. Su vaizdu į Marmaro jūrą, į laivus, į saulėlydį. Ir į Stambulą ten tolėliau šviečiantį. Viena geresnių vietelių nakvynį praleis, kaip turėjau. Deduosi greit palapinę, statausi, nėra laiko.